Šiandien aš gaminsiu sumuštinį. Matote, be galo daug ingredientų. Bus mėsos, mėsos reikia būtinai. Bus šiek tiek daržovių, padažų, visko, aštrumo, medaus. Ir šiandien mes naudosime tostę duonelę. Turime dvi, ruginę ir speltą. Tai naudosim visų grūdo dalių speltą duoną. Nežinau, kiek yra tekę bandyti. Man svarbiausia sumuštiniam, kad duona būtų minkšta, gerai skrudintusi. Kadangi čia yra dar riešutų poskonio, tai bus labai įdomu ir skonį. Mes pradėsime nuo marinato. Marinatui mums reikės normaliai česnako, soja, siračia ir terijakį. O, dar dėsime medaus. Ir viską išmaišom. Taip, dabar paskandinsime padaže kiaulienos šoninę. Gerai primaišom, kad visa gautų padažą. Paliekam marinuotis, kol toliau paruošime morkas. Pasiemam morką. Dabar mes ją šiek tiek pasimarinuosime. Čia aš turiu karšto vandens ir porą šaukštų cukraus įpyliau. Turi būti šiek tiek saldoka. Tada paimam pačią paprasčiausią obuolių acto. Reikia, kad būtų šiek tiek vos per daug saldumo ir rūgštumo, saldžio rūgštumo. Tada sumetam morkytes. Paliekam, kad jos pagulėtų čia nais. Labai svarbu, kad būtų šiltas vanduo, nes tada greičiau marinuojasi. Taip, toliau mes pasiruošime duonelę, ją pasiskrudinsim. Galite naudoti sviestą arba galite naudoti alyvuogių aliejų. Tikslas mūsų yra apskrudinti ją. Paskrudinsim duoną, o tada eisime jau prie kiaulės kepimo. Tai pasidarius galite kepti kepsninį. Lengvai, low and slow, arba šičia taip gerai pasičiškint. Nuostabi tostė duonelė jau iškepta. Dar neragau, ar turi riešutų prieskonio ar ne. Bet, ką mes darysim toliau? Kepsime šoninę. Galite ją mesti keptis ir į grilį. Bet kadangi šiandien lauke yra 30+, mes nusprendėm naudotis keptuvę, bet aš jums parodysiu, kaip jūs drąsiai galite ir sėskonį pasidaryti viską. Ir dabar nedidelė temperatūra. Vos aš šiandien vienas nustatęs. Tegul lengvai šyla, mes po truputį ją kelsim, paskui kada norėsim jau paskrudint, pakelsim tą temperatūrą. Dar supilsim tą padažiuką, kad jame pavirtų šiek tiek, tai bus šis pasakas. Nu ką, baigėme kepti šoninę. Nu, o dabar pleitinsim patį sumuštinį. O, kaip gražiai. Morkos šoninė, biškį saldumo, aštrumo, rūgštumo ir daržovės. Ir duonelė gerai, labai traški. Nu, žinokit, labai pavykęs bandymas.